vis tik tai buvo. Čia vienas batas įlūžo, šiek tiek sušlapau. Bet tiltelis yra čia. Žadėjau tenai šokti, bet ledą kraštai jau traškantį šiek tiek, tai ten galėjau lūžti. Gerai, kad čia tas tiltelis. Kažkur pajūrio pelkėse čia brendam, link Klaipėdos. Nuostabiai einamas, pasakyti. Nevarykim Dievoje medį, yra puikus kelias. Tu išvaduosim Klaipėdą. Tau yra puikiai pašnekovė. Plamenės kultūros namai. Nes greitai rytą vasankį tirštą, jau skaldį šveitė palangos tiltą. Vis jau čirš, keptuvė čirš, aš kepu stiltą, uždirbau šimtą, 10 rytą, vasankį tirštą. Jau... Gero kelio. Kelkojas. Diek, čia pražydė. Ten iki Prie sankryžos Grinkiškės šašiai, toks kaip koplytstulpis ar kryžius čia nulaužtama. Čia parašyta lietuvių tautos atgimimo, kančia, stiprybė ir viltis. Šašiukų kaimas, tikintieji 89. Tai ką darom? Bandom nulipti. Daug, čia nepravysim. Gal negausi velnių. Sveiki.
Trečias aukštas. Čia balkonas. Dar yra ketvirtas aukštas. Kaip čia žmonių nieko nėra, nesuprantu. Čia patį bokštą matyti. Nu čia įdomiai. Tu dar toliau ten yra laiptai. Nežinau, kaip tu nori. Gal neužsimuš. Čia matai, laiptai kažkokie tai. Ten dar aukščiau yra. Bet jau pačiam bokšte. Ten vidu tai jau papuvė, ne viduje aukščiau. Viduržemė jūra ir turisto Litvano keliautojas Mindaugas. Reiktų pabandyti rasti prieėjimą prie pat jūros, dar šiek tiek laiko yra. Būtų įdomu prieiti prie pat. Aišku, tais akmenim galėtum nusileisti, čia dar ir krist gali. O, kiek čia pažįstamų! Bet mes nepažįstam. Ponas Bernardas, ponas Jokūbas, ponas Silvestras, ponas Jeronimai. Palydėk kleboną į rūmus. Ko jau ko? Su Dievu. Kokie drevė jau čia viskas išpuvę. Čia šakos nulūžė. Apimti 6 metrai 60 cm, aukštis 28. O amžiaus neparašyta kiek. Prašom pakartoti. Aš tai sakyčiau, čia kokia. Ne tokia ąžuolai auga, bet tokia 300-400, ne? Nu mažiausia. Vau, čia pelkė. Ir kaip atrodo baisiai tos betoninės plokštės suklotos. Viskas dirbtinai. Čia suvežta, kad nebyrėtų. Nieko daugiau nedaryta. Čia kamera aišku.
Varnas auga ant kampo. Žiūrėkit, nesu čia buvę. Čia kažkas buvo išėjimas. Lygiai atrodo. Reikia staigiai nusileisti į apačią. Nenaudojami laiptai, taip ir čia neteko nusileisti niekur. Greitai. Nieko čia tragiško nevyko. Nesaugu turistam, bet ne žygėjam ir keliautojam, istorikam. Ant Gedimino kalno prie Aukštutinės pilies. Ir viskas ir išeina. Tai ko jūs? Vasaros atidarymas. Brendam per Šumeros upelį. Gerai, kad čia kaip ne Virvytė. Ai! Netoks jau tragiškas upelis. Brendam jau kitą pusę. Jau išbridom. Oi, kaip smagia. Kaip Žemaitijai beveik smagiai. Na jau, rodė, kad tilta, bet kaip dažniausiai brasta. Mes prie Nemuno užaugę. Skliautas, man. Čia nedidelis, bet arkinis koksai. Kaip ledaunė kokia. Matęs, Matas Šalčius. apie kaip Bolivijoje ten buvo, kaip jisai Pradinis pirmieji Lietuvos keliautojai su Antanu Poška. Per Europą, Aziją. Kol susipyko, tada išsiskyrė. Tik žemugių beieškai. Čia. Ir prieš tai išeinant mačiau prie Visagino su kibirėliu žemugių. Daug čia. Tai žemugiai. Bet kapo dar nerandam. Tas nėra gerai. Žemugių čia gali žinti, vadų čia pilna.
Тут берите. Гентерани, ребят, близ города. Medyo labai. У manęs laukia. Vyksta žemaičių pajėgos. Čia grikiai. Tiek skaniai grikiai. Kur mes valgysim košę. Grikių. Ledinis vanduo verčia kostų upelyje, eišiškėse, bet atgaivint kojas po žygių. Labai neblogai. Taip patilpa, bet užtat yra kur atsisėsti. Kilimėlis labai gerai atsisėdimui. Bet sauja galėtų pasisukti. Kokia menininkė pripaišyti. Artūrla. Jopa, nu tai va. Nu ką, laukiam dabar autobusą, kokį 1,5 valandos. Važiuosim į Vilnių ir namo. Žygis pavyko puikiai. Pusryčiam kibiną suvalgykim. Kol einam iki Sidabravo. Prie tokio keliuko miškeliuose buvo gerai daryti pasalas. Sulenda į krūmus už medžių sukilėliai ir laukia, kol prajos kazokų rota. Tai tada pasipila šuviai ir belgės bado nuskolius. Taip lygdami kuo greičiau už miškelio. Таєтисько пилякані.
Gulbinėnų dvaras. Ladybos. Nuosavybė. Tai jie paskutiniai buvo savininkai. Kažkaip tas generolas Kazimieras Ladyga, man atrodo, įsigijo. Nuo tą laiką Ladygoms priklausė. O daugiau jie kažkaip ar bėga į Ameriką, kas į Sibirą, ne? Ir čia buvo mokykla likti sovietų laikais ar kažkas. O čia koplyčia turbūt? Ai, nu jie su kaminais negali būti koplyčia. Bet gal tie kaminai naujų laikų pristatyti? Nedidelę brastą man nežinomą upelę, kuris įteka į Minį. Vos srovena. Ant Ašalos miestelio dar viena skulptūra sukilėlė. Čia Antanui Mackevičiui. Už jūsų ir mūsų laisvę. Nuo šito upelio dabar eisime vėl pakrantę, Palangą, iki Nemirseto. Čia trumpam atsikvėtėm. Norėjau pamatyti, kaip tas ofisas atrodo. Ir šitą tai baltą. Tai va, prasideda 10 metų, kaip keliauju į žygį. Žuvė prie Mantviliškio Mackevičiaus būrio. Sukilėlį. Ką? Nu, skaitos tarp to upelį ir ten mišks, tam laukia matyt. Runkelį dabar užstoj. Į Kamušius čia apie 70, o va 60 žuvo. Turėsim aš kryžių dariau, tai esu daręs šitą dievą, darėmės, kad pagaminom tą kryžių. Nes čia anksčiau kryžius stovėjo, prieš 50 metų išnešė restauruoti, ir negrąžino. Ir dabar ieškojau, niekas nežinant, kuris yra, kaip atrodė. Nuotraukos radom, kaip maždaug tai padarėme. Bet taip visus leidimus, gavom leidimus visus. Čia buvo Lenkų lietuvių projektas, tai va šitą koplytėlę ir truputėlį Lenkų bažnyčių yra čia. XVII amžiuje čia buvo Kartuvių kalnas Vilniuje. Tuo metu 17 amžiuje čia skaitės užmiestis Rūdnikai. Čia buvo kariami nusikaltėliai. O kaip kada, kaip rašoma, buvo kariama į Rotušės aikštėje. Dabar ši vieta yra netoli autobusų stoties.
gal pusės kilometro. Tokiam apstatyta namais gyvenamas. Gaunasi kaip ir kiemas šitas kalniukas. Ir jokios informacijos, kad čia buvo. Kas čia buvo. Tik man nesenai teko sužinoti. Čia buvo kariami žmonės ant šito kalno. Vėluoja tas autobusas, šiaip dar 10 minučių vėlavo iki to Zalavo atvažiuoti. Tai gerai pamačiau, čia netoli stotelės. 100 greičių man čia reikia išlėti. Iš anksto reikėjo, sakyti, iš anksto reikėjo, bet sustoju. Šiek tiek sutaupiau, nereikės nuo pačio Zalavo eiti iki čia. Nežinau, kaip čia spėsiu tą pabradę parbėgti. Vieno autobuso nebuvo, kits vėl. Geologų ola. Įgriuvo. Tai jau čia ir paslenkia, ne? Gal ir ne čia tvarelį, klausimas ar praeisiu, tai neslojame visi. Gal kiemą, stiks tik šiandien. Dabar jau esam Plungės senose kapinėse, čia viena iš koplytėlių. Tai galbūt šita koplytėlė stovėjo ten Telšių gatvėje, kur stovėjo Kartuvės sukilimo metu, o dabar jau ten naujas stovi. Bet dar nesu tikras, čia tų koplytėlių. Tai va, jau einam tą menamą sieną, Rubežium, ten Vokietija. Prūsija, Trečiasis Reichas buvo, o čia caro Rusija. Nu, Lietuvos, aišku, teritorija, bet carinė Rusija buvo. Ir tas keliukas, seni medžiai, čia panašu 100-mečiai tokie. Bet čia kokie gal keli šimtai metrų daugiau baigsis medžių ruožas, o daugiau vien laukai bus ir taip protarpiais. Kur būtų galima atsekti tą sieną, tai kur medžiai, kai kur krūmai. O daugiau ten ties Šyša ėjo sienos Šyšos upė. Kažkurį ruožą. Šyšos upė. Čia kur dabar esam, tai Vokietijos pusėje. Vienai pusėje Rusija, Lietuva. Kaip kontrabandininkai kokie. Seniau jos vadindavo šmugelnikai.